Vienintelė Lietuvoje karininkus rengianti generolo Jono Žemaičio karo akademija mini 25-metį. Kariūnus sveikinusi prezidentė ragino daugiau dėmesio skirti mokslo kokybei. Akademijos viršininkas pripažįsta, kad viena didžiausių problemų – karinis rengimas ir per didelis mokslo krūvis būsimiesiems karininkams. Tačiau žadama nauja strategija ir jau kitąmet daugiau dėmesio skirti karių išsilavinimui. Kariūnei Gabrieliai tai paskutinis mėnuo akademijoje. Ji pripažįsta, kad per 4 metus buvo sunkių akimirkų, tačiau sako niekada nesigailėjusi, kad pasirinko tarptautinių santykių studijas karo akademijoje. Sunkiausia buvo disciplina, tačiau esą akademija išugdo tvirtą asmenybę. Teko tiek ir su parašiutu šok, tiek pas kinologus važiuoti, kur šunys tave puola, tiek būti užkastai žemę klaustrofobijos baimės veikimo metu. Teko šokti į baseiną iš 10 metrų, nardyti giliai ir panašiai. Iš tikrųjų, tokie dalykai ugdo tave. Filosofiją dėstanti daktarė Merkelienė akademijoje nuo pat pirmųjų dienų. Ji prisimena, kaip pirmuosius studentus priminėjo dar iš šios teritorijos nepasitraukus sovietų kariams. Jeigu prisiminus pačią pradžią, nuo to mažo kambarėlio trečiuose Seimo rūmuose, kažkada 92 metų pavasarį ankstyvą, tai mes labai išaugome. Pasikeitė programos, pasikeitė, sakysime, ugdymo prioritetai, karys lyderis, karys patriotas. Vėliavų grupė, vėliavų maršų, žengte, marš! Ir nors per 4 amžiaus daug kas pasikeitė, tačiau pasak prezidentės nepakankamai. Akademija parengė daugiau nei 530 karininkų ir tai vienintelė aukštoji mokykla, kurią baigusieji gauna ne tik bakalauro ar magistro diplomą, bet ir gali vadovauti būriui karių. Vieno karininko parengimas valstybei kainuoja per 100 000 eurų. Prezidentė ragina akademiją daugiau investuoti į mokslo kokybę. Matome trūkumų, žinome, kokių turi visų akademijų, kaip ir visa visuomenė, reikia investuoti į kokybę, į jūsų akademinį išsilavinimo lygmenį. Mumis turi patikėti. Pats baigęs bakalauro studijas karo akademijoje, dabar jai vadovaujantis brigados generolas Vaičeliūnas pripažįsta, kad yra problemų. Visų pirma, pasak jo, kariūnams tenka per didelis krūvis per 4 metus baigti ir bakalauro studijoms reikalingus dalykus ir įgyti karių vadui reikalingus įgūdžius. Yra tam tikrų problemų pas mus ir su kariniu rengimu karo akademijoje, kalbant apie instruktorių kvalifikacijas. Viršininkas žada pokyčius jau kitąmet. Esą bus daugiau orientuojamasi į labai gerai išsilavinusio karininko ugdymą su bazinėmis karininko žiniomis, o būrio vadas bus ugdomas vėliau. Aš jau nenorėčiau. Kariūnas Paulius sako, kokybei ribų nėra ir per 4 metų studijas pajutęs, kaip keitėsi akademija. Dabar pagrindinė orientacijos kryptis yra ugdyti mus kaip lyderius. Ne kaip paprastus eilinius karius, bet kaip lyderius, gebančius savarankiškai mąstyti. Vienintelė Lietuvoje aukštoji karo mokykla turi per 4 metus arba per 1460 dienų išmokyti tave, jauną vaikiną arba merginą, vadovauti 36 karių būriui. Todėl karo akademija skirta tikrai ne kiekvienam, turbūt ir ne kas antram. Mes visada gerbėme Lietuvos vėliavą, tokią, kokia ji yra, nes kitos mums nereikia.